Paruošiau jums trumpą, bet efektyvų pratimų kompleksą pilvui presui stiprinti. Šią treniruotę galite atlikti bet kur, aš šiandien sportuosiu skaiparke. Pirmasis pratimas – kojų pakelimai. Kojas sulenkėme per kelius 90 arba kiek mažesnių kampų ir keliame į viršų. Keldami kojas iškvėpiame, nuleisdami įkvėpiame. Dirba apatiniai pilvo preso raumenys. Reikia atsigulti, nugarą prispausti prie žemės ir stengtis kojomis nesiekti žemės. Ir taip pratimą atliekame 15 kartų. Antras pratimas. Mes jį vadiname knygute. Pradedam nuo lengvesnės knygos skaitimo versijos. Suimėme rankomis už šlaunų ir bandome jas pritraukti prie krūtinės. Vėl ištiesiame kojas ir taip vartome knygą. Pratimą galima atlikti 15-20 kartų. Kuomet kelius pritraukiame prie krūtinės, iškvėpiame. Jei norime sunkesnės knygos versijos, ištiesiame rankas į priekį ir kartojame tą patį be rankų pagalbos. Pratimą kartojame taip pat 15 kartų. Atlikdami pratimus pilvo presui nepamirškime iškvėpti orą iki pat galo. Kitas pratimas. Mes jį vadiname peiliu. Kodėl? Netrukus suprasite. Atsigulame ant nugaros, sulenkėme kojas 90 laipsnių kampu ir vieną koją užkeliame ant kitos kelio. Su priešinga ranka bandome siekti į tolį ir taip pratimą atliekame 15 kartų. Stengiamės kitą ranką ištiesti ir naudoti ją kaip atramą. Nepamirštame kvėpuoti. Ta patį pratimą atliekame ir su kita koja. Ir jeigu norite sunkesnės peilio versijos, tuomet ištiesiame koją, vėl padedame kitą koją ant kelio ir su priešinga ranka siekiame. Op. Štai, kodėl mes šį pratimą vadiname peiliu, nes jis išties pjauna visus riebalus. Atsipučiame ir iš tikrųjų metas yra atsigerti. Ir laukia mūsų ketvirtas pratimas. Jis yra mano mylimiausias. Reikia atsigulti, prispausti nugarą prie žemės, rankas sunerti už galvos ir alkūnėmis reikia brėžti tiesią liniją į lubas. Ir taip atliekame tikrai labai gerą atsilenkimą. Pratimą kartojame 15-20 kartų. Norėdami sumažinti šoniukus, padedame ranką ant žemės ir tą patį veiksmą atliekame su viena ranka. Vėl brėžiame tiesią liniją į lubas. Taip pat žvilgsnis turėtų būti taip pat nukreiptas į lubas. Ir kartojame su kita ranka. Tiek šį kartą padirbėjo tikrai visi pilvo preso raumenys. Po šios treniruotės nebenorėsite jokių desertų, o greitai pastebėsite ir puikius rezultatus ant savo pilvo. O po treniruotės siūlau atsipalaiduoti šuoliais ant batutų.